Jūs kanale Katinutis. Mano vardas Rožė. Ir mes šiandieną, manau, pabandysim padaryti, nežinau net ką. Gal tiesiog praleisim laiką kartu. O, visiems sveiki. Seniai jau befilmavome ilgus video. Gal padėkite vieną mažutėlį laikutį. Prašau. Ir pasakysiu, kažkaip geriau yra jaučiu kalbėti savo kalbą, negu ten rusiškai. Aukselė, net nedrįsk prie manęs lysti. Man nepatinka. Gerai. Ką aš ir beveiksiu čia, jeigu tik prie tavęs nelys. Kažką buvau žodžiusi. Netvarka. Rytoj pasakysiu, į mokyklą nereikės eiti. Mama, ką? Slėpkis, ateina kažkas. Kas? Neaišku kas. Mama, padėk. Ką aš tau turiu padėti? Dieve mano. Padėk. Nepadės. O, sugalvojau. O gal rytoj prankus pafilmuokim? O davai. O aš jau žinau, kaip galėsiu mažai apgauti. Ir kaipgi, jeigu tik ne popierinį tualetą pakišti į guolį ir po to bus kaip pagalvėlė. Ne visai. Nesuprasiu. Aš pasakysiu jums tik tais, draugai. Tualetinį popierių užklijuoti ant kažkieno iš mūsų nugaros, suviniuoti biškį rulono ir su dvipusė lipnė juosta ir tada bus galima, kad mes bėgtumėm. Bet tai gal bus poryt, gal ir rytoj. Koks gražus šiandien oras, beveik kaip vasara. Oi, aš taip jau laukiu, mums dar prisidėma daug liko iki 1000, nors nelabiau iki 900. Prašau, prenumeruokite kanalą ir dėkite laikus. Negali būti, kad mūsų kanalas niekam nepatinka. Mes visi negražus tokie. Baik šnekėti, mes visiems patinkame. Dar aš sugalvojau vieną pranką. Kokį? Nesakyk dukrelė jam. Tik čia. Aš tik jums pasakysiu, kad turėtų būti, 2 kėdės ten pavyzdžiui, stiklas ir dešrelės. Ir mes po apačią. Ir tada, aš turėčiau jau pamiršti. Ir tada mėtyti tas dešrelės ir mes nepastebėsime. Ir galvosime, kodėl čia skraido tie dalykai. Na gerai, 2 jau turime prankus. Jeigu norite, jūs galite parašyti komentaruose, kokius dar galėtumėm sukurti. O šiandieną užteks ilgų video. Visiems ate. Bučiuoju, myliu.